linkėjimą iš saulėtojos Žemaitijos sostinės iš Telšių. Šįmet sukank 15 metų numona tos tokios idėjos, kuomet aš prieš 15 metų susikroviau Vesam Anton motociklą ir išvažiavau į Kolkas ragą Latvijoje. Šovinys važiavo į Kolką, bet mano kelionė baigės, nes biški užsikali variklis motociklo, aš sustojau ir teko ton motociklą parvežti prie kabelė. Facebook'e rastas nuotraukas yra pridėta. Bet šiandien, praėjus 15 metų, aš sumislėjau, kad reikia bandyti važiuoti toliau. Ten, kur kelionė baigės, šiandien aš ten pradėsiu ton kelionį. Tai važiuoju į Latvijos posį ir ten važiuoju toliau palei Baltijos jūrą. Kiek važiuosiu, neaišku, bet kelionį žadu pradėti dabar pat. Veizėkit. Susikroviau Vesam Antą. Susikroviau kuprienį, susikroviau tašis, užsidėjau 2 papildomas. Visko ant turų, apsiriedžiau, bet trūks davėjų tokį elementą. Jau tuomet, kuomet aš važiavau, tuomet tikrai jau muni visi vadinu šovinį, kitą apnikap nežinoj. O šoviniaus pravardę aš gavau pakaboką, šoviniaus formas. Tai to šiandien betrūkst. Iki pelno pasiruošimą galėsim leisti į kelią. Dabar jau tikras šovinys, kapkabau prieš 15 metų. Pagrindinis atributas yra ir galiam brėžti į mauti toliau. Labas. Aš nieko, ką tu? Kur tu? Nieko. Kur vara? Keliau, gerdu sau. Ką? Gerdu turistų. Jokingas. Ai, tu keliauji? O kas tai? Ne, niek. O tu ką veiki? Gal iškeliauju. Kur? Pamajok žiūrovam. Ate. Pagirdom žirgus. Nes žirg sako, tošs baksė vyr. Tai reikia prispilti pilną ir važiuoti su pilnu. 7 litra, 8 litra, 9 litra, 10 litrų, 11, 12, dabiški. Davai dabiški. 14, va. Jau beveik. Lygiai 15 litrų įpiliau. Lygiai. Baks pilnutėlis. Ir mes pasitraukom į pošalį. Lauk, čia apsukau, seni. Apsukai? Šipsuokis į kamerą. Dabar vyksta vagystė. Ar raktus paliko? Ne, nepaliko. Nepaliko. Mes linkime saugios kelionės tau, kad grįžtum gyvas ir sveikas. Jo, pas ką reiks eiti savanoriauti, seniukai. Man atrodo, pareina. Nepareina. Labai ilgai. Kurs užpelts. Manta sudėta. Saulė kyba. Nors, aišku, planavau išvažiuoti žymiai anksčiau, bet žiauriai užsiteis, kol visko susidėjau. Kažką kitorėk, datorėk. Čia visko, kol susitvarkiau, kol susimontavau. Tikrai užtroka, bet matyt, taip turėjo būti. O dabar jau brėžam į Mersragas. Viskas sutvarkyta, viskas užtraukinėta, pilna paruošta. Kaži, kaip tas garsas, turėtų būti normalus. Biškis stekla aš norėčiau pasikelti. Kur tu steklas man pasikel? Tai čia, o taip. Tai pirmiausia dabar mausiu link Mažeikių, o iš Mažeikių jau į Latviją. Gal norit, ką papasakočiau, kur važiauju? Juk jau pasakojau. Važiauju į Latviją. O kur važiuosim toliau, neaišku. Nevarėna. O, kaip fainė, kada važiavau Nevarėnus, nes
Aš buvau žiauriai kaitis, o dabar toks geras vėjuks, iki nevarijom pūti. Žiauriai gera atvėsėna. Pats tas važiavimo, tai manau, kad viskas čia gerai. Labdien. Mažlė vaš. Padažilis? Česnošnas. Česlok. Česnok. Aha. Super dėl. Na. Pirmą stotėlį Mažeikiuos. Mažeikiuos taptelėjau biškį užkonsti, pasiveizėti viskas gera. Tai visas aš savo veito, liktai niekada nepamečiau, tikaus nieką nepamesu. Jau po biškį arti link Latvijos einas. Aiškiai, kels tokių abejonių, čia man tikrai dabar reik važiauti, kodėl nevažiauti, arba kodėl važiauti. Bet man rods, kad jau pirmą 100 kilometrų pravažiavus turėtų tos mintis išsiblaškyti ir liks tik tą važiauti. Pagal čiasą matau, kad aš nenuvažiaus ten, kur aš galvojau šiandien, kad nuvažiaus, nes jau vykan vėla. Bet į pirmąjį tašką, kur aš prieš 15 metų pabingiau kelionį, turėčiau tikrai nuvažiuoti. O ar paskiau spėsiu davažiuoti iki Rygos, tik tą bus matyti. Jeigu jau vėjas za ton video, turit žinoti, kad ant nebereikal vadinas aplink Baltijos jūrą, nes aš važiaus palei jūrą, ar aš apvažiaus aplink visą jūrą, nieks nežino. Bet bandyti reik, tai dėl to ant vadinas aplink Baltijos jūrą. Nebūtina per vienus metus apvažiuoti, gali gabaliukas važiuoti. Juk dabar aš nepradedu nuo Klaipėdos, aš pradedu iš karto nuo tos veitas, žadu pradėti nuo tos veitas, kur aš tuomet sustojau. Tai taip turėtų būti. O, privažiavau buvusi Mažeikių klubhauzą. Žiūrėkit, koks yra. O čia šitas buvo klubhauzas. Čia neapspėjot jūs pamatyti, ne? Neapspėjot? Nu, neapspėjot, tai neapspėjot. O, čia buvo klubhauzas. Daug čia visokių švenčių būdavo baikerė, čia ne tik tas būdavo baikerė, bet anie dar tų pačių būdavo ir rokerė, darydavo koncertus. Prikveisdavo daug jaunimo grupių ir čia graidavo. Galėdavo, jeigu netgi motociklą neturi atvaryti tom klubhauzu. Nu, tai fainai čia neužsiimdavo. Samogitins. Ežerį, 8 kilometrą, sako. Nu, jeigu iki ežeris beveik 8 kilometrą, tai gerai. Čiau, Latvijos valstybė. Saldus novads, ezerį. Atvažiavom į ezerį. Vadakste. Nu, kon, Latvija. Lai dzīvu tautu draudzības. O Latvija, kad nugrioju trobėlį gražiai buvo raudonų plytų. Ne bleka. Gal biški bėgi pasimažinti reikėtum. Gal net 2 į apačią. Nu, esu Latvijo ir dabar briešu iki Saldus miesteliaus. Atvažiavus į Saldus ir supasakos, kokį aš čia dabar tipą esu pasirinkęs to keliavimą. Bet vaikė, ten vandens, ai ne, viskas gerai, nebus vandens šiandien. Nebus jokio vandens. Kad atvažiavus į Saldus, papasakos, ką aš čia šiandien žadu važiuoti. Nu, ir ne tik šiandien. O dabar teik. Kadangi aš važiuoju Veins ir aš nikur neskubu, nes galėjant tekslą kapį nėra, kur norės ten ir važiaus, tai ir sustoju ten, kur noriu. Esu daug syk pročiai pravažiavęs, bet nei kart nesustojęs. Šiandien aš sugalvojau, kad noriu sustoti. Noriu pažiūrėti, kiek čia ir to daugoma. Vokiečių karių kapinis. A jūs esat buvę čia? Einam pavyzdyti, ką atrodo. Čia visai jau netoliai ir Saldus miestas. O čia aš sustojau prie antrą pasaulinį karą vokiečių karių kapinių. Čia 8 hektarus ir sulaidoti apie 25 000 vokiečių.
Tu savo, sunkiai patikėti. Bet tie pievi. Teik, va, čia tų paminklėlių. Ir drūžiai on tą en nesibaigonti iki pat galo. Ir ten už kalno dar en. Viskas suskerstyt, čia tokias kvadratas surašyta. Iš tavo, jeigu tie paimtumėm ir prietumėm, viskas surašyta vokiška, sudėliuota, surašyta. Žolė nupjauta, sutvarkyta. Ir kapinis iš tikrųjų priveizėtas. Bet kad suprasti, kas tas 25 000, nu ko žin Telšius atei gyvendaba žmonių. Man rods, ka nelaba. Noriu paveizėti, kaip čia iš oro atrodo. Iš oro matysės ves dydis. Paveizam, kaip atrodo iš oro. Pasakytum 25 000, nu tai 25 000. Bet taip kaip mata natūro, tų kapų, to krūvo vieno vieto, tai galvoju, kad tas įžiaria daug. Karas nikomet negera. Nu nikomet. Nieko nenoriu sakyti. Bet atsimint ton dėjimą, kaip aš dirbau valtį, viskas nesisiekė. Nu, dėl to, kad dirbau per atostogus, o dabar per atostogus aš nedirbu. Tai kol kas viskas kaip ir fainė sakas. Veina iš didesnių baimių, kad kažkom pames. Nu, kad pradės važiuoti ir išvažiaus neužsitrauks, neprisirėšis kažko. Tai veina iš didesnių baimių tokių, tai dėl to kažkaip noras apsižiūrėti bent kelis kartus geriau, nei kad kažko išlaidyti. Nu, viskas veito likti. Visi užtrauktuką supakauti. Ir galim brėžti toliau. Aba. Nežinau, kaip jūs girdit, tikaus kalava nebloga, bet kelėlis čia kaip nuliec. Gali važiuoti 70, bet kelėlis ir kaip nuliec. Naus, visiškai. Draudzyba. Be šveicų, be niekai, dar net nesisveikin. Nu gražė latviuką dauda. Degalėnį pavadinimu Apli. Bet trūks daryti tik tą varai. O, saldos naktis į miestą nusileido. O tu kažkur beprotiškai skubi. Pampali Liepaja centras. Išmiršk, prašau, kas mūsų abu lig šiol taip. Žiedas centras. Kur man važiuoti? Galvokim, kad čia. Nu, važiuokim per centrą. Jo, sakiau, kad papasakosiu, kaip aš čia šiandien ir ateinančias dienas žadu važiuoti.
Tai mano tikslas yra važiuoti be jokių telefonų, be jokių žemėlaponų. Tiesiog pasižiūriu kryptį ir važiuoju. Ir kur noriu, ten stoju. Tai va toks į tikslas. Nes prieš 15 metų aš kaip išvažiavau, turėjau tokį telefoną, bet tas telefonas net neturėjo roamingą. Apie internetą galim net nešnekėti, nes on turėjo ryšį, bet neturėjo tarptautiniaus ryšiaus. Net negalėjo paskominti Lietuvą. Taip aš tada išvažiavau. Nu, šiandien aš turiu telefoną, katram yra žemėlapį ir NVS navigacijas, bet motociklą aš navigacijas nesidedu. Aš ant turiu, pasižiūriu ir tiesiog važiuoju pagal kryptį. Aišku, tas yra laik praradėms, viskas lėčiau vyksta, bet aš nieko ir neskubu, nes aš neturiu tokį galutinį kažkokį tikslą, kur aš turiu nuliekti arba kur aš turiu būti. Tiesiog važiuoju. Krautuvį, gal į krautuvį užsokti? Ne, nesoks. Tai taip aš žadu važiuoti, žadu pasižiūrėti tik tą kryptį ir tada važiuoti. Dabar aš žinau kryptį, kad aš noriu nuvažiuoti į ton veitą, kur aš prieš 15 metų pavingiau savo kelionį palei Baltijos jūrą. Ir ten aš pradedu vėl kelionį. Tai ta kryptis yra aiški. Mersraks toks ir miestėlis. Mersraks, itinas paskiau bus toks miestėlis Upės Gryva, kur aš turiu nuvažiuoti šiandien. Tai tik tą teik. O daugiau bus ką bus. Latvijos valstybės vėliava. Man įdomiausiai būna skaityti latvijotus pavadinimus. Andainė. Nu jau čia, kad reiškės undėnė lietuviška. Bet čia ir Andainė. O čia pats centras. Kokį audėsu, kokias tekinės, nu šakis. Nu, kaip salotinė tik raudonė. Kad aš dabar žinočiau, kur man reikia važiuoti. Kad aš dabar žinočiau. Būtum žiaurė gera. Bet aš jau dabar stovau pirmo juosto. Ir aš važiaus dabar jau teisė. O man rods, kažkodėl man rods, kad reikėjo man sokti kairį. Bet nu niek, važiuosime dabar teisę. Ar aš sugebėjau prasileisti? Nu tai aišku, kad sugebėjau prasileisti posūkį. Dėl ko dabar turiu apsisokti ir grįžti biškėlę atgal. Bet sustoji, pagalvoji, ko netep dara. Ir toliau dara. Viskas gerai. Kaip ir plans. Nes jeigu, kaip Poko toks sakė, jeigu tu žina, kur eini, tada nueisi. O jeigu nežina, kur eini, tada nenueisi. Nu tai, va taip ir važiuojam. Šiaukart gal važiuoti 50. Ne taip ten, kur galėjai 50, o aš važiavau 90. Tai šiaukart aš ir važiuoju 50. Nedaugiau. Nes ką priek važiuoti, o taip priek važiuoti. Niekur čia nenupulsi. Nes dabar buvau tikras ženklas, ką 500 tegalės, čia toks miestėlis, vadinas, Procenį. Procenį, o šitą. Šviesafors, kur šauda, už galą gali nušauti. O šitą. Liepoji centras, mum pagrindė antras. O papelė, kokie geri. Toks vasaras, brandumėlis toks. Brandoms vasaras jautas. Ypač jeigu da kas nors iš priekio važiuojančių pasiporš su opoliniu lungų plovikliu, iškart net opolė tokie rudeninė jau pradėt jaustis. Gera. 50 baigės. Galim važiuoti daugiau dabar biškelniai 50. Nes ten, kur 50 galėjai, ten 50 reikėjo važiuoti, ne taip, ką praeito serijo. Galėjai 50, o aš važiavau 90. Kon aš išneku praeito? Už praeito jau. Praeito serijo, juk jūs matėt, ką aš pabaigiau daryti ant Šaltibarštenį valtį. Jau nuvežiau į ežerą paplaukioti. Bet dabar jau parvežiau atgal, kiek tim plaukiuosi. O dabar reikėtų nebešnekėti, o bandyti pataikyti nusok ten, ko reik. Vo čišta toks kovailas nusukėms ir važiaus už dabar į Kandavą.
kanda va. A tau kanda? Jo, man kanda. Kur kanda? Kanda va. A, kanda va. O, kanda va. Nu tai va, į kandą va švarau. Anglių. 1700 kubinių centimetrų. Harley Davidson Softail Slim. Nu smagu. Nu labai smagu. O, neko X-Prover's gėlė, kap man nepatinka. Nu, bet įkapį. Kadangi jau saulė po biškį ledas, aš tikrą turėčiau spėdą nuvažiuoti, bet krautojus gali sudaryti. Ai, po 80. Po 80. Nu į krautuvėlį kažko nusipirkti. Vakarau dar užjėsti, užgerti. Paveizėti, ko gero krautuvėlė yra. O toj krautui top vadinasi. Bent kelių rūšių, kvasas vadinasi. Imstu ant raudonų. Bet tai jūs žinot, kad Latvijoje vis dar tebe legalus vaikiš šampans. O, savo šitą su katiniuku. Flow 399. Nu, būčiau ne su motociklu. Tikrai Lietuvą parsiveščiau. Vaikišką šampaną. Čia turėtų būti limonadas, jo. Tik tas, kad butelko. Su tikra ta korka. Nors saulėlis spindulė da žibėn į veidą, bet šiaip jau visai nebloga temps, kažkaip susivėlinau. Nors niekur aš juk neskubu. Tai dabar jau visai artėju prie Viktoro Cojaus žuvėjimų veitas. Kino tokį grupį, Viktoras Cojus, prieš 36 metus važiuodams tau pačiu keliu, katru aš važiuoju dabar, susidūrė su autobusu, karusu ir žuvo veito. Ir tikroji žuvėjimo diena yra rugpjūčio 15, kas jau yra tuo. Galbūt jau šiandien jūs žiūrat, šiandien yra rugpjūčio 15, nors aš važiuoju 14. Bet kožnas metas ten to veito korunca žuvo yra darom minėjimą. Geras kelias, ne? Drobinas, grinas, ant asfalto. Ir darom minėjimą ir žinau, kai jau ruošas Hebra irgi daryti minėjimų rytoj, bus ir koncertą, ir iš Lietuvos, ir iš Latvijos, ir iš Estijos bus muzikantų. Pastatas sceną, ten laukus ir gro. Tai aš dabar jau visai artėjau prie tos veitas, aš jau esu buvęs ten seniau, bet dabar pravažiavau su biškį staptels irgi to pačio veito. Nu, kad galėčiau jums parodyti, kur čia kas yra. Jūs greičiausiai žinot, bet aš vis tiek jums parodysiu. Nu vo, čia jau ir esam to veito. Nu vo, čia yra veito, kur ten žuvom iš tikrųjų toliau, bet čia yra paminklas. Pagal schemą, kokią aš mačiau, tai iš tos pusės atvažiavo, ne iš tos, iš katros aš atvažiavau. Iš tos pusės atvažiavo, iš ten atvažiavo autobusas. Ir čia buvo tiltėlis yra. Ir čia toks ženklas iš tavo. Su gitara. Tai tokį yra Viktoro Cojaus žuvėjimo veita. Кобель kažkas посаден, жоль пропьет. А где этот концерт завтра будет? Здесь. Здесь где-то, здесь? Вначале у нас будет круг памяти, да. 11:28, а потом вот там вот, не доходя этого домика, вот тропиночка. А, и там? Да. Там. И там уже ребята завтра будут устанавливать сцену, все, приезжайте. Ясно. Ну, не буду завтра приезжать. Видел, как в прошлом году было. Да. Bet geras grybsės. Prisigrybavau. Dabar jau kaip patvažiavau, kur jau norėjau šiandien nuvažiuoti beveik. Veizos, kur aš čia galėčiau permiegoti. Nelabai bir, kur. Nesusivėlinau į neblėką. O mintis į tą, kad aš nukapitur miegmą iš tur čiūžin
Bet palapėnį šiandien tai netur, o kuo jis čia pjaun? Tai nežinau, kaip čia bus, bet kažkap juk bus. Pribuvau prie savo nakvinsveic. Privažiavau miestelį Mersragsi čia ir mon viešbutis. Einam žiūrėt, kaip čia bus dar. Berods, ką mon viešbutis čia. Vadasik, reik pastikrinti pavadinimą. Toks westernas stiliaus. Pažiūrėkim, Mergera. Tai čia mon viešbutis. Kaip aš čia dabar įės? Niekas nežino, bet kažką įės. Kažką gyvo registratūra. Ir kaip? Ai, taip neįeisi. Tai dėžutis. Tai dėžutis, pasiimsiu raktą. Ir tada mus tas jau ir įeis. Kažką lins man kambarys. 0. Palauk, čia neišiant su. Taip ir. Gavau raktą. Ir turėsiu 4 trobą. Einam daryti dar kambarį apžvalgą šį vakarą reikės padaryti, ne? Man kambarys viršų. 4. Čia turėtų atsirakinti. Kažkokiu tai būdu. O, pridėdį ir atsirakinti. Pirma naktis bus šitavo tokiam viešbutė. Čia teisė prieš duris pasitačiau mocą. Nutikos man čia nenurinks nieks niek. Nu, aš taip tikos. Aišku, aš daiktus nusiimsiu, kompą ir visus kameras jau nusinešiau į kambarį. Nu, bet toks paprastus paliekus, aišku, toks krepštus paliekus, da kažkon. Tai nešaus į kambarį ir parodysiu, ką atrodo jums. Pilna kambarys. A norit pamatyti? Aišku, ką norit. Tai šią naktį aš mėgosiu tokiam kambareliai. Tokį turim seiną. Nu, ne šaltibaršė, bet lempa man labai patinka. Lempa su toj katinu. Nu, tokios tikrai nesmatsda. Nu, čia turim tokį škafoką, ventiliatorių, jeigu būtų karšta. Kėdėščiau savo daiktus, nu motociklų prasnešiau. 2 guolių lovą, stalioką ir mini virtuvėlį. Šalitaus, kriauklį, kavos aparats, arbatinuks. Viskas korek, kruziuką ir kavos ir arbatas ir po tokios kelionės man labai džiugina akį. Dušas, tualets, kriauklėlį. Į to vieto aš jau jums sakau. Dėkau, ką veizėjot. Aš dar jam pamontuoti video, atsiprausti ir ruoštis jau rytojau. Vis dar truks. Kaip tonkiai matys dabar tus video, aš stengsiuosi kelti tonkiau. Gal kožną dėjiną ne, bet kas antrą dėjiną turėtume tikrai išvysti. Tai siekit, užprenumeruokit, jeigu patink, paspauskit patink. Jeigu nepatink, parašykit, kas nepatek ir sustinkam jau rytoj. Nu, iki. Jeigu jūs laukat kažkokių nevykusių kadrų, tai žinokit, nevykiam kadrą ir palikiam telšius. Čia nevykusių kadrų praktiškai nėra. Viskas čia kaip išpypkis. Ir trumpa diena buvo iš tikrųjų, jeigu taip rezimuoti. Nes gan vėlai išvažiavau, kol susiruošiau, kol susidėliojau. Šitos navigacijas viskas lėčiau važiuojas. Tai šį kartą, man rods, nevykusių kadrų beveik nėra. Bet ateitie, jeigu bus, tai rasės ane čia. O šiandien nėra nevykusių ir tik vykusių kelionės pradžia. Tai už to ir kelu kavos krūzą. Skanaus monis, skanaus jum. Labanakt. O neišsijungia, ne? Va. Jau čia turėjai išsijungti jau, ką? Stop rekord. Linkėjimą iš saulėtojos Žemaitės sostinės iš Telšių. Nuo Telšių žadu važiuoti. Aha. O, mikrofons neįrašinė. Nu, turbūt neatspėtumėt, kur kava supakuota. Tam maišiukė, tam. Iš tikrųjų, jau iš to maišiuką. Bet čia tokie maišiuką, kur su baidarim plaukti neperlinami. Aš tokį susipakavau viskon. Į to maišiuką buvo įdėti batą. O batus, aišku, kava. Ir batus kavą išsiėmė iš batų kavą. Ir eini darytis kavą. Ne, tu man neskambink daugiau. Užmiršk, prašau. Kiek tas kemperis čia gal vėliktės, aš nesuprantu. Ar galiu šodrun aplinkt vieną sykį? Gdaina žinau.
Saldus. Kas tas? Saldus paukštys. Lucky that country